Kai kalendorius rodo vasarą ir gyveni šalia gražiausios Stavangerio smėlio paplūdimių, kurios skalauja Atlanto vandenynas, nusprendi laisvadienį praleisti besimėgojant gamtos dovanomis. Ant smūgio užsiplikai arbatos, ant smūgio susimetam kuprinę, visko ko reikia, bam, bam, šitą ir būtinai dar va šitą. Pagreitintų būdu apsivelkam visus drabužius, ką turim, ne brandinį, bet visko ko prireiks, visais sluoksniais, 4. Ir galiausiai nusprendžiam pasižiūrėti, ką šiandien rodo kokia temperatūra. Oh my god, greičiausiai čia rodo pieno riebumą, netikiu, kad čia tik tiek šilumos pas mane lauke, bet vasara yra vasara. Išeidama iš namų, apsimetu, kad esu neviebienai tvarkinga šeimininkutė ir išnešu šiukšlės išmesti. Tada perlipu per laiptelius specialius, bam, 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 ir eisime per pievą, kad taip arčiau būtų prie jūros, nes jeigu einu per pievą, tai tik 10 minutėlių. Oi, apipisau, 17. Čia norėjau jums pasibednelinti, kaip man šala ausis, bet staiga iš rankų iškrito telefonas tiesiai į šūdą. Taip va, aš bam, 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 apsimesdama, kad man šilta ir kad kujienai linksma, nors ir esu viena, einu prie jūros. Atitrepsėjus iki jūros pasitinka informacinis stendas, kuriame parodyta, kur galima plaukti, kur galima pavalgyti, kur galima pasivaikščioti, toptiūrai, arba informacija apie pavojingas sroves, kurios gali nunešti toli į Atlanto vandenyną, dėl to reikia būti labai atidiem. Nors jau beveik 4 metai, kai gyvenu emigracijoje, bet vis dar mano pačios geriausios draugės tai yra karvės, kurias matome. Štai čia. Kaip jau įprasta, kaip ir kiekvieną dieną, mus pasitinka pilnas žmonių paplūdimys. Todėl ieškam vietos, kur čia geriau pasidėti rankšluostį, kad kažkam ant galvos neužliptų ir kad man kažkas neužliptų. Ieškam, čia pilna žmonių, visur pilna žmonių. Kur čia geriau būtų atsisėsti? Pagalais po ilgą rytamto ieškojimą laisvos vietos radom savo kampelį, kur pasidėjome rankšluostuką ir dabar galėsime čia prisiglausti. Ir apsimesdama, kad pas mane lygiai tokia pati vasara kaip ir pas jūs, kad pas mane šilta, nusirengusi drabužius bėgu į Atlanto vandenyną. Gerai, čia vadinasi Šiaurės jūra. Truputėlį patrypčioju, patupčioju, palakstau, papus pakratau. Oh my god. Čia dabar visiems greičiausiai tai sau suprota, kad dieve, kaip man fainai gyventi Norvegijoje, kad ta vasara visai ir nėra tokia bloga. Iš tikrųjų sėdžiu ir galvoju, dieve, mano greičiau apsirengti ir dar striukę ir pirštinės, nes man tuoj nušals putiuks. Ai, bet galvoju, dar reikia uždėti vyšnę ant torto ir apsimesti, kad aš esu, tikrai labai laiminga, kad va čia man viskas jėga, aš kaip Ispanijoje sauguliu, deginuosi, geriu šiltą arbatą, dabar suprantat, kam jinai buvo reikalinga, kad neužšaltų niekas, nei rankytės, nei kojytės, ir dar čia kažką biškutėlį ten, bla 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 bla, o iš tikrųjų tai galvoju, dieve, ausis tuoj nukris kaip šalta. Bet ačiū dievui, aš nesu durna boba ir pasiėmiau visą žieminę įrangą su savim, ir pirštinės, ir šiltas kojines. Va, štai va ir parodžiau jums, kokia iš tiesų pas mane yra vasara. Ir bandydama toliau pritaikyti savo norvegų žodžius, kad blogo oro nėra, yra tik tai blogi drabužiai, bandau toliau džiaugtis ir mėgautis gyvenimu, kurį turiu, mėgautis oru ir, kai sakant, viskas priklauso tik tai nuo mūsų pačių ir nuo mūsų nusiteikimo. Gražios visiems dienos, myliu, bučiuoju. Ate.